Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien kviečiu kartu keliauti į nėščiųjų jogos praktiką, kuri bus labiau ant grindų ir tik su tom dienom, kada traukia prie žemės ir nieko nesinori daryti. Tai pradžioj prisiminsim kvėpavimą, apšildysim riešus ir stosim ant kelių. Atsisėskit patogiai, galite sėdėti aukščiau dubenį pasidėjusios, galite sėdėti ant kamulio, galite sėdėti ant kėdės, priklausomai nuo to, kaip jaučiatės ir kaip jums yra komfortiška būti šitoj padėtyje, nes jeigu didelis pilvelis, tai su kryžiuotom kojom kartais nelabai patogu būna. Išsitęsim viršų, užmerkiam akis, nuskanuojam visą kūną, kaip jisai dabar jaučiasi erdvėje. Kaip aš jaučiu save toj patalpoj, kurioje esu, kaip aš jaučiu save savo kvėpavime, ar man komfortiška yra įkvėpti, iškvėpti, koks mano įkvėpimas yra dabar, koks iškvėpimas. Tiesiog patyrinėkit. Aš labai tikiu, ir tikiuosi, kad aplink nėra kitų žmonių ir jūs galit maksimaliai atsipalaiduoti ir skirti laiką savo. Nesukandam dantų, liežuvį priglaudžiam prie gomurių. Ramiai būnat, ramiai kvėpuojat. Stengiatės išlaikyti nugarą tiesą. Ir dabar bus įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną per 3. Įkvėpiat. Ir taip tarsi pučiat žvakutę ant torto, bet jinai iš pirmo karto neužsiputė, reikia ir antro ir trečio karto. Kai įkvėpinėjat, nekeliat pečių, nes labai dažnai matau įkvėpimą darant taip. Tai stenkitės nugarą mes jau ištiesinam ir kvėpuoti labiau plaučiais, plėstis į šalis, šonkauliai, šiek tiek pilvas, bet ne pečiai. O iškvėpimas trumpais tokiais gūsiais ir paskutinis iki pat galo. Bandom. Įkvėpam. Ir dar labai svarbu, kai iškvėpinėt, nesusmukit, nes tas irgi dažnai būna, kad iškvėpiu ir jau visai vargeliai prispaudžiam prie žemės. Tai išsitęsiam, nugarą paliekam tiesę, įkvėpimas ilgas, iškvėpimas per 3. Bandom kartu. Jeigu nepraktikuojat labai dažnai tokio kvėpavimo, gali šiek tiek apsvaigti galva, tai daug kartų nedarysim. O dabar atvirkščiai mes įkvėpsim per 3, o iškvėpsim per 1 ilgą iškvėpimą. Pradedam. Ir grįžtat prie savo įprastinio natūralaus kvėpavimo. Dar kartelį apžiūrėkit, koks įkvėpimas, koks iškvėpimas, kaip tame kvėpavime jaučiatės. Ir keliausim jau į praktiką. Dabar pirštai į save įkvepiam, iškvėpimas nuo savęs. Įkvepiam ir iškvepiam. Truputėlį apšildom savo riešus. Paliekam pirštus į save ir į vidų pirštai, į šalis. Į vidų, į šalis.
dedate nykštį tarp visų pirštų ir sukam per riešus. Tik žiūrėkit, ne va taip sukam, o alkūnės priglaudėt ir sukam tik per riešus. Pečiai nejuda, alkūnės nejuda. Ir tada į kitą pusę. Gerai. Stojame ant kelių. Ir rankų pirštai į save. Palaikom, taip? Jeigu labai skausminga, nebūkit ilgai. Ir tada sukam į vidų, tiek, kiek išeina. Ir pirštai vėlgi į save. Gerai. Stojame ant kelių. Ir čia labai visą laiką noriu atkreipti dėmesį į rankų ir kojų padėtį. Mūsų keliai yra po klubais. Tai reiškia, kad jūsų kojos nėra nutolusios labai atgal. Kojos yra klubų plotyje. Į ką aš atkreipiu dėmesį, kad moteris dažniausiai linkusios mintise savo klubus įsivaizduoti platesnius. Ir būna taip. Tai įsivertinkit, pasižiūrėkit, kur jūsų klubai ir nuveskit tiesią liniją žemyn. Ir manau, kad jūsų klubai tikrai yra siauresni, negu jūs iš pat pradžių kojas padėjot. Riešai po pečiais. Alkūnės neišsisukusios va taip atgal. Labai dažnai, kas turit hiperlankščias rankas, va taip va jas ir laikot, va taip va. Duobutėmis į priekį. O turėtumėm alkūnės nukreipti į šalis arba bent jau kem 5 laipsnių kampu atgal, bet ne visiškai atgal į save. Pasitaisom, prispaudžiam delnus, kiekvieną pirštą jaučiam, įkvepiam čia, išilgėjam, galva nenukritusi žemyn, ne per daug aukštyn, su iškvėpimu sukam dubenį, juosmenį, stuburą ir paskutinę žemyn nusileidžia galva. Tada su įkvėpimu išlenda galva, kaklas, pečiai atgal, stuburas, juosmuo, dubuo. Įkvėpimas, išilgėjom, iškvėpimas, sukam dubenį, juosmenį, stuburą, neįtempkit pilvo. Įkvėpimas grįžta. Ir dar vieną kartą iškvėpimas, apvalinam nugarą. Neįtempiam ir sėdmenų. Gerai. Jeigu jaučiat, kad riešai skausmingi, tai nelaukit mano pakvietimo, pačios savarankiškai vis ištempkit juos. Jeigu namuose turit tokias rankenas, galite už jų laikytis, tokios specialiai sportų skirtos, arba stojat ant kumščių irgi prižiūrėdamas, kur nukreiptos alkūnės. Gerai. Ir dabar stabilizuojam viršutinę dalį, nejuda nei kaklas, nei pečiai, nei krūtinės ląsta ir sumuoja tik dubuo. Pirmyn atgal. Juosmeninį linkį šiek tiek padidinam ir truputėlį apvalinam. Įkvepiam ir iškvepiam. Čia stenkitės, kad čia ne katė, tai neturim eiti čia į apvalinę nugarą, tik tai dubuo, švelniai, minkštai. Tikslas – atpalaiduoti sėdmenis ir pajausti, kad sėdimieji gumburai, tai tie kauliukai, ant kurių sėdit, jie yra paslankus. Ir mes galim juos tolinti vieną nuo kito, kai įkvepiam, ir su iškvėpimu grąžinti į ten, kur buvo. Ir vėl įkvėpimas tolinam ir iškvėpimas grąžinam, bet neįtempiant sėdmenų. Gerai. Sugrįžtam į neutralią padėtį. Vieną ranką paliksim, o kitos alkūnę kelsim aukštyn. Įkvėpimas, su iškvėpimu ranka neria. Į priekį strižai ir tempiasi. Ir keliam
ir iškvėpimas. Dar kartą įkvepiam ir iškvepiam. Pakeičiam ranką. Ir dabar kita. Alkūnė kyla, įstrižai ranka tempiasi. Alkūnė kyla. Atkreipkite dėmesį, ką daro jūsų atraminė ranka, kur žiūri alkūnę. Paskutinis. Ir iškvėpimas. Kojų pirštai kartu, keliai į šalis, dubenį nustumėt atgal link kulnų, rankomis išsitempėt į priekį. Čia kam per žemai iki grindų leistis, tai tada rankos sfinksiniai padėti, arčiau savęs, pabūnam, pakvėpuojam. Ilgėjam. Kam skauda kelius, paklotukas po keliais. Kas turit jautrius kelius, aš turiu jautrius kelius, tai ką galima padaryti? Paklotuką dėti tarp blauzdos ir šlaunies. Ir visai kitaip jaučiasi keliai. Daug komfortiškiau. Pas ką tu buvo labai atkilęs, kad jūs visai negalite jo nuleisti, galima kažkokį pasiimti volelį pasidaryti, pasidėti po dubenį. Kas turit namie bolsterį, idealu. Matom. Gerai. Po truputėlį mes iš šitos padėties išeinam. Ir išstumsim vieną koją į priekį. Aš stumiu kairę, dešinę paliekam atramoj. Ir kai paliekat dešinę atramoj, nesukit ją link centro. Jinai turėtų gražiai būti nukreipta atgal. Išaugam, kaip mane saulė apšvietė. Išaugam, rankos į šalis ir kaip piešiant angelus. Aš pasisuksiu jūs, kad matytumėt. Alkūnės link savęs ir tuo metu keliam krūtinę, įsivaizduot, čia liftas keliam krūtinę. Įkvėpimas, su iškvėpimu mes apvalinam nugarą, šiek tiek rankos kyla, žvilgsnį pervedat į pilvą. Ką daro tuo metu priekinė koja, jinai vos bando išsitiesti. Ir vėl įkvėpimas, atidarom krūtinę, alkūnės link savęs. Ir iškvėpimas, stumiat priekinės kojos pėdą, negerai įsispraudus, mes jas stumiam pirmyn, šiek tiek tiesinam koją, apvalinam nugarą, rankos virš galvos. Ir dar kartą. Įkvepiam ir iškvėpimas. Dantų čia nesukandat. Dantų išvis niekada nesukandat. Pakeičiam koją. Taip, pasižiūrit, kaip šita. Jeigu kažkas jaučiat, kad neišlaikot visiškai pusiausvyros, užsikabinkit galinės kojos pirštais. Galima ir taip. Gerai. Priekinę pėdą nuskanavot. Ją gerai prilipdėt. Dubenį. Stenkitės šitą pusę, kad neatkiltų. Nuleidžiam. Ir alkūnės link savęs. Keliam krūtinę įkvėpimas. Iškvėpimas. Stumiam pėdą pirmyn. Apvalinam nugarą. Keliam rankas. Įkvėpimas, atsidarom. Iškvėpimas. Ir dar kartą, būtinai dirbat su pėda. Įjungiam dar papildomai koją. Gerai. Liekam ant kelių. Ir dubenį. Į vieną pusę, į kitą. Nereikia atsisėsti ant grindų. Mes tiesiog dubenį užvedam į vieną pusę už kojų, į kitą pusę už kojų. Į vieną pusę, į kitą pusę. Gerai. Ir vieną koją paliekam, o kita atvesta į šalį ir jūsų kelias nukreiptas į šalį, ten pat nukreipti ir kojos pirštai. Dabar, jeigu koja yra va čia, nukritusi labai į vidinę pusę, galit fiksuoti su ranka. Kas turi simfizitą arba jaučiat pastoviai diskomfortą kirkšnyse arba kaktikaulyje,
Tai šito pratimo geriau nedarykit arba tiesiog likit va šitoj padėty ir viskas. Čia bus jūsų maksimumas. Visos kitos fiksuojat ranką iš vidinės kojos pusės ir judam link kojos. Įkvėpimas, iškvėpimas, grįžti. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dar kartelį įkvėpiam. O dabar pajungsim ranką. Kai judat su įkvėpimu link kojos ir lenkiat ją ranka kita ten pat, su iškvėpimu bandot tiesinti koją ir ranka irgi tempiasi ten pat. Ir įkvėpimas, krūtinė šiek tiek sukasi, ir iškvėpimas, žiūrėkit ką galva, jinai neturi visai va taip kaboti. Truputėlį ją aukščiau laikom. Dar kartelį. Gerai. Bandom kitą pusę. Neskubėkit, jeigu jaučiat diskomfortą klubuose, atsistokit, pajudėkit, pavaikščiokit ir tada vėl grįžkit ir darykit kitą pusę. Pirštai į šalį, kelias į šalį. Pasižiūrim, kaip šitą pusę, kaip čia kirkšnį jaučiu, kaip čia vidinę šlaunies dalį jaučiu, ar ne per daug to tempimo. Fiksuojam ranką ir įkvėpimas. Tempiamės link kojos, iškvėpimas grįžti. Neskubam, kokie 3 kartai be rankos. Ir tada pajungsim ranką. Įkvėpimas, tiesinam koją, iškvėpimas. Ir įkvėpimas, ir iškvėpimas. Jūsų delnas laiko koją, kad jinai nekristų į vidinę pusę. Gerai. Leisimės dabar vėl ant kelių. Kojų pirštai į šalis. Keliai yra klubų plotyje, o kojų pirštai į šalis. Ir pajudam pirmyn atgal. Bus labai nepatogu ir keista. Amplitudė bus labai maža, taip ir turi būti. Nes jeigu jūs nukreiptumėt kojų pirštus atgal, jūs galėtumėt daugiau pajudėti. O čia truputėlį pakeičiam kaulų padėtį ir judesys pasidaro mažesnis. Gerai. Ir dabar sukam vieną koją. Žiūrėk, kelias kyla, persukam pėdą, pastatom pilnai pėdą, stumiamės rankomis pirmyn ir judam atgal. Sugrįžtam, paguldėm, blauzdėm. Judam kitą koją. Iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir įkvėpimas ir iškvėpimas. Ir dar po vieną kartą. Tik neįsismaginkit, darom minkštai, lėtai, stebint, kas vyksta kirkšnyse, dubenį. Gerai. Ir vėl koja pirštai į centrą, keliai į šalis, dubuo atgal. Nusileidžiam šiek tiek žemiau. Nesigauna, tai nesigauna. Būnat, galime iš to padėti išti. Ir dabar rankomis paėmėme šalį, įkvėpiam, pilvas neina, pilvas lieka tarp šlaunų. Iškvėpimas leidžiame žemyn. Tapuojam. Jaučiam tempimą šone. Svarstom, kiek norisi to tempimo, ar ne per daug jo, ar čia viskas gerai. Su įkvėpimu einam į kitą pusę. Ir iškvėpimas. Tempimas. Grįžtam į centrą. Ir į staliuką. Staliuku aš vadinu padėtį ant 4. Tai tiesiog kiti vadina ant kelių, padėtis ant 4, aš vadinu staliuku, todėl stalo kojos turi būti tvirtos. Gerai. Ir pabandom išlaikyti nugarą tiesę, juosmuo tiesus, pečiai nustumti atgal.
Čia įkvėpsim, o su iškvėpimu tiesinsit vieną koją. Išliaužia per grindis, tiksliau per kilimėlį, išsitiesia. Įkvėpimas lenkiam koją, iškvėpimas tiesinam. Ko nedarot? Kai tiesinat koją, negriūnat į priešingą pusę. Jūsų tikslas išlaikyti save tiesioj padėty, todėl koją tiesinat tik tiek, kiek jums išeina. Ir įkvepiam, lenkiam, iškvėpimas tiesinam. Ir dar kartelį lenkiam ir tiesinam. Ir kai patiesinam, užsikabinam kojų pirštais. Kulnu stumiamės atgal. Ir viršugalvių tempitės pirmyn, kulnu atgal, nugara stipri, kvėpuojam, tempiamės ir ilgėjam. Aš visą laiką pasižiūriu į veidrodį, nes lygiai taip pat kartais kūno nejaučiu, labai nuo dienos priklauso nuo to, kaip miegojau, ar laiku pavalgiau, gerai pailsėjau. Ir kūnas kartais girdi mane, tiksliau aš kūną, o kartais mes nesusikalbam. Tai dėl to kartais pasižiūriu į veidrodį, jūs irgi, jeigu turit galimybę, žiūrėkite į veidrodį. Grįžo koja, ištempiam riešus. Ir tą patį padarom kitą pusę. Susistatėm. Ir įkvepiam, iškvėpimas koją tiesinam. Nekeliam dubens. Įkvėpimas koją lenkiam. Iškvėpimas tiesinam. Dar kartą lenkiam. Ir tiesinam. Užsikabinam pirštais. Pradedam tiesiog ilgėti. Jeigu norisi stiprumo viršutiniai daly, gerai prispaudę delnus, traukit juos į šalis. Įsivaizduot, kad norit suplėšyti kilimėlį ir tada dar stipriau jaučiam rankas. Grįžtam, lenkiam koją ir ištempiam riešus, jie greičiausiai jau šiek tiek pavargo. Atsisėdam, kojas į šalis, šiek tiek lieka sulenktos, nugaros tiesos. Ir pasistengkit taip nesilošti visiškai atgal, nes tada norom kyla pečiai. Mes pabandom pabūti ant pirštų galų atsirėmusios ir keliam krūtinę. Ir pasiūbuojam kojomis į šalis. Į vieną pusę, į kitą pusę. Kvėpavimą priderinkit prie judesio, taip kaip jums yra komfortiška, taip ir darom. Gerai. Ir dabar pasižiūrėkit, pirmiausia, paskui darykit. Kojos leidžiasi į šalį ir ranka sukasi, padeda kūnui aplink savo ašį suktis. Tik tai primenu, kad nėštumo metu mes niekada nedarom sukimosi per pilvą. Jūs tą darot iš krūtinės lastos. Todėl kažkuriam taške bus stop ir jūs neinat toliau. Tada grįžta ranka, kojos eina į kitą pusę ir sukamės į kitą pusę. Ir įkvėpimas centre, iškvėpimas aplink savo ašį. Ir įkvėpimas centre ir aplink savo ašį. Dar vieną kartą. Gerai, grįžtam. Ir pabandysim atsigulti, tiksliau atsigulsim. Tos, kurios žinot, kad negali gulėti ant nugaros, pasidarykit kvėpavimus ir šitoje vietoje praktiką pabaikit. Tos, kurios mažas nėštumas dar gali gulėti ant nugaros arba kas gali trumpai gulėti ant nugaros, tai mes tą ir padarysim. Tai rodau, kaip nėščios moteris gulasi ant šono. Tiksliau ant nugaros. Pirmiausia ant šono,
tada tik tai apsivertėt ant nugaros, dubenį pasitaisėt, visus sagučius iš plaukų išsitraukėt. Rankos šalia kūno, delnai į grindis, kojas šiek tiek arčiau savęs, taip yra stabiliau. Pėdas gerai jaučiat ir čia įkvėpsim. Su iškvėpimu spaudžiat padus, pradedat stumti kelius į priekį ir nuo šito judesio pradeda kilti jūsų dubuo. Juosmuo, stuburas, neskubėkit. Jūs nekylat aukštai, ne aukščiau tarpumenčių. Čia sustojat įkvėpimas, iškvėpimas guldot. Slankstelis po slankstelio, stuburas leidžiasi, juosmuo, dubuo. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Spaudžiam padus, keliai į priekį, kyla dubuo, juosmuo, stuburas. Va taip kaip aš lėtai flegmatiškai kalbu, taip jūs turit ir daryti. Neskubėkit, įkvėpėt viršuje, iškvėpimas, išsiguldot. Ir dar vieną kartą. Įkvėpam ir iškvėpam. Kyla. Įkvėpam viršuje, iškvėpam, leidžiamės. Gerai. Manau, atkreipėt dėmesį, kai kilnojau dubenį, po galva nieko nebuvo. Jeigu darom kažką kito, tada galima po galva pasidėti kažką šiek tiek aukščiau ir bus komfortiškiau. Vieną koją paliekam sulenktą, kitą atkeliam, šiek tiek sulenktą ir pasukiojam klubo sąnaryje. Įkvėpimas, iškvėpimas. Minkštai, lėtai, paslankiai, švelniai. Gerai. Tada koją tiesinam ir tiesiai leidžiam link grindų. Įkvėpimas, lenkiam, iškvėpimas, kylam. Vėl tiesiai leidžiam. Įkvėpimas, lenkiam, iškvėpimas. Ir dar kartelį. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Dedam koją ant kojas. Delnas iš vidinės kelio pusės ir truputėlį nustumiam koją nuo savęs. Kas turit skausmą klubose, jūs nieko taip nedarot. Paliekat va taip kaip yra. Kas nejaučia diskomforto, skausmo, truputėlį pagilinat tempimą. Vėlgi pasitikrinat, kaip žandikaulis, ar dantų nesukandot, kur liežuvis. Liežuvis prie gomurio. Grįžta koja. Sulenkta, atkeliam kitą. Pasukiojam, klubo sąnaryje. Šlaunys į vidų išorę. Ir tada koją tiesinam, žemyn leidžiam įkvėpimas, koją lenkiam, iškvėpimas. Koją tiesinam, įkvėpimas, koją lenkiam, iškvėpiam. Ir dar tiesinam, iškvėpiam. Dedam koją ant kojas. Ir čia vėl pasižiūrim, kaip jausmas klubose. Galbūt jau gana to tempimo, o galbūt norisi padėti ranką ir šiek tiek pastumti koją nuo savęs. Koją nuleidžiam ir dabar pėdos kartu, peteliškė. Jeigu čia šitoj padėty yra diskomfortas laikyti kojas, būtų gerai, kad po kojom turėtumėt ar kaladėlės pasidėti, ar pagalvėlės, pledukus, kažką tokio. Pas mane stebuklingai atsirado kaladėlės. Va, pasidedu po kojom. Rankas dedam delnas į delną už galvos, krūtinė lieka atidaryta. Ir čia prisimenam kvėpavimą. Ilgas įkvėpimas per nosį, ilgas iškvėpimas per burną. Kvėpuojam savo tempu. Galit skaičiuoti. Jūsų iškvėpimas visą laiką 2-3 skaičiais ilgesnis. Įkvėpam per nosį, iškvėpam per burną. Įkvėpam ir iškvėpam. tą patį kvėpavimą gali daryti ir atsisėdusios, jeigu jaučiat, kad jau gulėti labai nefainai,
Atsisėdant, užbaigiat sėdėdamas. Kojas suglaudžiam, verčiamės ant šono, rankų pagalba atsisėdam ir galit sėsti, kas turit. Kaladėlės, galit dėtis kaladėlės vieną kitos, sėstis va taip, arba sėstis va taip. Ir čia pasirenkant savo variantą. Aš liksiu gal taip sėdėti. Rankas pasidedat patogiai. Arba delnais į viršų, arba delnas ant delno. Po pilvuku. Užsimerkiat. Nugarą išlaikot tiesę. Ir įsiklausot į savo kvėpavimą. Kvėpavimas tolygus, ramus, lėtas. Savo žvilgsnį nukreipiat į vidų ir patyrinėjat, kur dabar keliauja įkvėpimas. Iš kurios vietos iškvepiu. Jeigu į galvą lenda kažkokios įkyrios mintis, su jomis nekovokit, tegul jos tiesiog būna fone, kažkur šalia. Jūs nukreipiat dėmesį į kvėpavimą ir būnat ties kvėpavimu. Lūpų kampučius patempiam į viršų ir veide užfiksuojam švelnią šypseną. Šypseną, kurią skiriat savo mažyliams. Ir jeigu šiandien buvo ta diena, kai visur lėkėt, daug darbų nudirbot ir neturėjot laiko pasikalbėti su lėliuku, tai dabar pati puikiausia proga nukreipti žvilgsnį žemyn į savo gimdą ir pasakyti: labas, aš esu tavo mama ir aš esu pati laimingiausia mama pasaulyje, nes mano gyvenime esi tu. Ir viskas nuo tos akimirkos, kai tu atsiradai mano pilvelėje, viskas keičiasi. Kartais tai sukelia daug sumaišties, daug susierzinimo. Ir kartais aš pykstu per daug. Tiesiog man reikia laiko suvokti, kad dabar viskas bus kitaip, kad niekada nebebūsi tik aš. Ir tu esi mano dalis, aš esu tavo dalis. Kol kas yra taip, bet ateis diena, kai mes atsiskirsim ir tai bus tavo gimtadienis. Ir tai bus viena laimingiausių dienų mano gyvenime.
nereikia kažkokių specialių technikų, kažkokių specifinių žodžių ar terminų. Būkit tiesiog mamos. O mamos žino geriausia, ką pasakyti savo vaikams. Aš palieku jūs tame jaukiame bendravime.